dažnai sužeistas santykis su mama ir nesaugumas, negalėjimas būti tiesiog vaiku siejasi su tuo, kad man širdie gali būti nesaugu su mama. Kai kurie sako, kad nuvežiavus pas mamą, pas mane nervai sukyla visai savaitei. Pakalbėjus telefonu visai dienai ir nakčiai. Yra tokių žmonių. O mama sako, aš taip be galo myliu, taip rūpinosi, visą savo meilę atiduodu. O tas vaikas pakalbėjęs su mama pradeda rankos drebėti. Na. Aš šiek tiek galbūt perdedu, bet kai kuriems žmonėms, žinokit, taip iš tiesų yra. Aš turiu tokių klientų. Taip. Mes tos ramybės ieškom kažkur kitur. Ir tos ramybės pradedam ieškoti ne tik visuomenėje. Pradedam ieškoti kitame žmoguje, kuris galėtų mus mylėti ir apkabinti. Ir dažnai tai būna kas? Vyras, žmona, mylimasis, mylimoji. Nu jau tavo glėbyje aš pagaliau rasiu ramybę. Ačiū Dievui, pabėgau iš tėvų namų. Apkabink mane ir man bus palaima. Pažįstamas istorijos? Ja. Taigi. Kad tuomet, kada vyras sako žmonai, kad tavo padaryta kava nepakankamai saldi ir jeigu kalba eina tik apie kavą, tai viskas toje šeimoje tvarkoj. Ar suaugusiam vyrui iš tiesų yra pavojinga likti be moters? Ir ar suaugusiai moteriai iš tiesų yra gyvybei pavojinga likti be vyro? Gyvybiškai tai pavojinga? Ne. Bet jeigu vidus išgyvena viskas, man gyvenimas baigėsi, tai labiau panašu, kad tai kalba mūsų širdise esantis vaikas, kuris iš tiesų sako, jis jaučiasi paliktas, nes būtent mažam vaikui yra gyvybiškai pavojinga likti be mamos. Ir dažnai toks žmogus eidamas į gyvenimą, jis negali priimti ne tik gyvenimo dovanų, kartais sunku būna priimti mylimojo meilę. Ir kartais partnerystėje būna taip, kad vienas iš dviejų nori prieiti arčiau, nori duoti daugiau, nori patirti daugiau su tavimi laimės, o kitas sako, stop, ne, aš negaliu. Aš negaliu būti artimesnis su tavimi. Man darbas, man baršiai bėga, man vaikas klykia. Ne. Ir dar kažkas. Taip. Kitas sako, nesupratau. Ir po kažkiek tokių pasikartojimų, vienas iš jų sako, na gerai, aš daugiau prie tavęs nelįsiu. Tik per šventės. Taigi, na, aš šiek tiek galbūt perdedu, bet tai yra į tam tikrą prasmė. Jūs kiekvienas rasit savo analogą, taip? Taigi, noras turėti artimą šiltą santykį ir nugriauti tą tiltą, nugriauti ne tiltą, bet tą sieną, nematomą sieną tarp mylimųjų, arba nugriauti tą bėgimą vienas nuo kito, tai vėlgi eina kalba apie tai, kad mes galėtume sugrįžti pas mamą. Nes dažniausiai, jeigu mes dirbam ir stengiamės padėti mylintiem vienas kitas žmonėm susitikti, kaip šeimos išdėstymė konsteliacija, jeigu pastatom vyrą ir žmoną ir jie negali susitikti, dažnai aš pastatau, pavyzdžiui, vyrą ir jo mamą ir matosi, kad jis negali nueiti pas mamą. Jis nori nueiti, jis atsigręžia į ją, jį traukia ten ir jis negali prieiti. Ir kadangi jis negali prieiti iš savo širdimi prie mamos, jis negali prieiti prie žmonos.
Moteris, kuri negali prieiti prie savo mamos, ji negali prieiti prie savo vyro. Ir negali prieiti prie savo vaiko. Vidumi, kaip mama. Arba tada reikalavim, kad kažkas, vyras arba vaikas, taptų man už mamą. Ar žmona, ar dukra. Taigi vėl santykis su mama. Ką daryti? Kaip atstatyti tą ryšį, kaip susigrąžinti savo tą pamatinį jausmą, kad aš esu ir turiu teisę būti šiam pasaulyje, būti reikalinga. Kad aš turiu teisę prieiti prie savo mylimojo, kad aš turiu teisę prieiti prie savo vaiko ir jį apkabinti, kad aš turiu teisę prieiti prie savo brolio ir sesers, net jeigu jis dabar tam nenusiteikęs, aš turiu teisę turėti šitą santykį, turėti šitą meilę. Aš turiu teisę gauti atlyginimą už savo darbą, nes aš esu vertinga. Aš turiu teisę būti išklausyta visuomenėje. Aš turiu teisę ateiti ir jeigu jums netgi nepatinka, žinau, kad aš čia turiu savo vietą. Taigi, kaip sugrįžti pas mamą? Ir jeigu mes dabar žvelgdami į šitą paveikslą, kiekvienas savo gyvenimo paveikslą, galėtume žvilgsnį persukti atgal į tai, kas stovi už mūsų. Mama. Ir kad galėtume pasakyti jai, aš vis dėlto esu iš tavęs, mama. Aš vis dėlto esu iš tavęs, mama. Ir šitas gyvenimas, kurį aš turiu, viskas, ką aš turiu, mylimasis, mylimoji, vaikai, darbas, profesija, aš tai gavau per tave, mama. Būtent per tokį tavo gyvenimą. Būtent per tokį tavo gyvenimo kelią. Kiek aš patiriu laimės ten, visą tą galimybę aš gavau iš tavęs, mama. Ir jeigu tavo gyvenimas būtų buvęs kitoks, manęs tiesiog nebūtų. Kartais mes galvojam, kad mama, jeigu būtų buvus kitokia, aš turėčiau laimingesnę vaikystę. Aš turėčiau laimingesnį gyvenimą, aš būčiau laimingesnis, atviresnis, laimingesnis žmogus. Jeigu mama būtų buvus kitokia, pabandykim įsivaizduoti. Jeigu mama nuo pat jaunystės būtų buvusi kitokia, daugiau mylinti, daugiau šilta, daugiau atvira, taip, daugiau besidžiaugianti gyvenimu, nuo jaunystės, kas būtų kitaip? Užduodu klausimą. Moteris, kada jinai džiaugiasi aplinką ir turi šilumą širdį, ir moteris, kuriai kažko trūksta, ir jinai žiūri gyvenimą šiek tiek su nuoskauda, ar jos domisi tais pačiais vyrais? Ar jos spinduliuoja tą patį? Ne. Ta, kuri džiaugiasi ir yra šilta, jinai spinduliuoja kažką kito. Ir pritraukia tokius vyrus, kuriam to reikia. O ta, kuri savo viduje turi kažkiek liūdesio ir galbūt tuštumos, jinai pritraukia kitus vyrus. Jeigu mano pat jaunystės būtų buvus kitokia, jinai būtų pritraukusi kitą vyrą, o ne tą, kuris tapo mano tėvu. Kiek man yra žinoma, kiek mano žinios leidžia, jeigu būtų buvęs kitas vyras, tai būtų ir kitas vaikas. Vadinasi, manęs nebūtų. Būtų kita graži šeima. Kai kas sako, nu gerai, jie jau tenais galbūt kartu susitiko, juos ten apvesdino šeima, taip, nepriklausomai nuo kokie jie. Apvesdino. Bet jiegi galėjo būti kitokie apsivedę. Aš duosiu klausimą. O ar vyro ir moters diena ir vakaras susitikus, toks pats ar kitoks? Jeigu grįžta vyras iš darbo, sako, aš atnešiau tau gėlių mylimoji, o jinai sako, man skauda galva, man sriuba bėga. Arba atvirkščiai, taip?
Jeigu yra šiluma ir atvirumas, arba yra kažkoks pyktis ir šaltumas, taip, ar jų diena ir vakaras toks pats ir naktis ar kitokie? Kitokie. Įdomus dalykas, kad jeigu žmonių jausminis pasaulis kitoks, jeigu mama gyventų kitokiam jausminiam pasaulyje, taip, kai moteris gyvena su vyru kitokiam jausminiam pasaulyje, jų diena, vakaras ir naktis kitokie. Kas iš to? Jie mylisi kitų grafikų. Ir kas tada? Gimsta kiti vaikai. O aš atsiradau todėl, kad tą dieną, tą valandą, tą minutę jie buvo būtent ten, kur man reikėjo ir darė tą, ką man reikėjo. Kad aš atsirašiu. Tai vienintelis bilietas į mano pasaulį. Tai vienintelis mano šansas būti šitam pasaulyje. Kad mama su tėvu, ar iš džiaugsmo, ar iš skausmo, ar iš meilės, ar ant pykčio vienas kitam. Koks po šimčiupkių man skirtumas? Man tai buvo vienintelė sąlyga, kad aš čia būčiau. Viskas. Kas iš to seka? Iš to seka, kad mama, kuri nešasi savo širdyje ar džiaugsmą, ar skausmą, ar laimę, ar nelaimę, ar ramybę, ar nerimą, ką jinai besineštų. Jinai yra vienintelė sąlyga mano bilietui į pasaulį. Būtent tokia, būtent su tokiais pergyvenimais, būtent su tokiais jausmais, būtent su tokiu galėjimu arba negalėjimu mylėti, būtent su tokiu džiaugsmu ar skausmu, būtent su tokia laime ar nelaime, būtent su tokia savo šiluma arba su savo dūšios našta. Yra vienintelis bilietas man į šį pasaulį. Ir jeigu jinai būtų buvusi nors kiek kitokia, nei manęs, nei mano šeimos, nei mano vaikų, nei mano mylimųjų, nėra nieko.